Mūsų arkliukas dirba. Šitas, matau, ratukas pradėjo biškį snarglėtis. 7 mėnesius turiu šitą printerį. Toks pirmas pasisnarglėjimas, tad čia nėra nieko baisaus. Gal kainuos pasikeisti. Pažiūrėkit, kokiais greičiais varo. 3-7 metrai į valandą. Paskaičiuok, jeigu 10-12 valandėlių. Šitaip non-stop. Kiek tų metriukų gautas. Čia jau reikės samdyti visą armiją. Užpresintų maikutės. Kadangi šiandien varau vėl į naktinį, tai baigsiu čia print shop'e apie 2 valandą. Šiandien man reikia užprintinti, kiek čia jisai printina, beveik 9 metrus. O susikarpyti 9 metrus čia gausis kokie 100 gal maikučių. Tai turbūt nelabai spėsiu aš jau supresinti, rytoj reiks palikti. Tai įsivaizduok, kokie skaičiai. Po visos dienos man darbas reikalingas yra, o dabar 8 minutės printina ir dar reikia jam atprintinti dar 6 minutės. Tai kiek? 8 + 6, kiek bus ant pirštukų greitai? 14 minučių printinimo darbo. Man vienam čia užteks visai dienai. Nu, ne visai dienai, pusdieniui. Tai kartais toks printeriukas tikrai yra overkillas. O jeigu tu tik pradedantis, tai čia iš vis net svajot nereikia apie tokį. Pradedam, draugai, mažai žingsniukais. O tada klausimas jums pasistodė, o kodėl tu tokį pirkai, jeigu tau užtenka 15 minučių tik tai printinti per dieną? Matot, aš iškart turėjau idėją, kad atsidarys mano, gavęs sertifikatus atsidarysiu visą Europą. Po Europą galėsiu siuntinėti savo maikutės. Tai iškart planavau į priekį, kad nereikėtų po to čia 2 ir 3 kokią printerį pirkti. Vieną kartą užpirkai, brangiau sumokėjau, bet turėtų jis dabar tarnauti ilgai. Tikiuosi. Ir klausimas tau. Europai, kuri šalis daugiausia išleidžia pinigų internete, online? Komentaras rašom, atsakymą paskui pasakysiu. Neguglinam.